UTM 18 ir su Adi Durakovičiumi susitiks raudonajame kampe Dovydas Rimkenzo Rimkus. Raštuotas. Šimą be tokios kulminacijos vasarį. Atrodo, žinai, visas darbas įdėtas, svoris numestas, bet neturėjai kur išsitaškyti. Buvo liūdna, nes buvau tikrai gerai pasiruošęs ir labai norėjau pasitikrinti, pasižiūrėti savo lygį, kaip pakilau po kovos, ar stagnacija vyko. Tai buvo labai įdomu ir kai vėl tas pats priešininkas, vėl tas pasiruošimas, vėl reikėjo iššokti ir toks, įdomu. Neturiu ką savie paanalizuoti, žinai, nes vis tiek viena treniruotė dirbti, kita yra ringė. O šiaip kovoju tik UTM, ekstra kovų neturiu, tai va šiek tiek toksai buvo ne pats labiausiai patenkintas žmogus. Bet dabar susirašėm su juo, aš dar asmeniškai jo paklausiu, dėl ko jisai čia, kas jam čia nutiko, tai sakė, suvalgė kebabą ir apsinuodijo ir šį kartą, kai paskelbė ko, tai sako, kad prižadėjo man, kad nevalgys kebabą. Tai tada labai... Reiks pastebėti šitą, ne, kad neprileisi. Jeigu ką, aš jam pagaminsiu maistą. Apie tą pasirašymą, Dovydai, sakai, kad akivaizdu tai, kad netenki priešininko jau praktiškai turnyro dieną nėra pats linksmiausias dalykas, bet iš kitos pusės nereikia keisti kažkaip ypatingai pasirašymą, vis tiek ruošiesi tam pačiam žmogui, tarsi ir jau praėjai viską, dar ir galėjai praeiti be traumų, nes neįvyko ta kova, kurioje ta traumų rizika didžiausia. Tai iš kitos pusės gal sportiškai labiau dabar jau jautiesi pažengęs tą žingsnį, išlaikęs save tokiam nuosekliam ritme šitai kovai. Jo, šiaip dėl to patenkintas ir tą patį vakarą vis tiek norėjau kažko, tai prasivedžiau keletą lengvų kovų, su apsauginiu biškį pajudėjau, su Mino dar ten poras priešininkų, ką ten pavyko rūbiniai susirasti, šiek tiek pasisparingavom, visai buvo smagu, tai negaliu pykti, bet iš aukščiau matos geriau ir kaip sudėlioja Dievas, taip ir yra geriausiai tikriausiai. Kebabai, ne kebabai, kaip tu galvoji, ir pabėgoja tavo priešininkas tavęs? Gal iš tikrųjų tokia priežastis buvo? Manau, kad stresas tikrai galėjo įtakoti, nes kai labai stresuoji, žinai, ir bet koks, aš pats jaučiu, kad, kai stresuoji prieš kovas, tikrai sunkesnis virškinimas yra, o jeigu maistas nelengvai virškinamas, tai gali būti tikrai taip atsitikę. Tikrai ne vieną kartą ir man taip yra buvę. Tai. Aš mačiau Instagram'e, tu vienam istoriją atsakinėjai, man atrodo, Nikolai Cvetkovičiui, kuris ten kalbėjo apie norą suvienyti tos diržus 7.5 ir 7.7. Ir tu sakei, kad, pirmą gal man reikėtų, gal iš pradžių pabandyti prieš Raimondą. Tai iš esmės tokį kelią savo ir matai, ne? Sukovoti čia ir taikytis į Krilavičiaus turimą tą diržą. Manau, reiktų sukovoti, tada dar kokį nors stipresnį priešininką ir tada įrodyti UTM, kad esu vertas kovoti dėl to diržo ir tada, jeigu man duoda šansą, UTM mato mane kaip vertą priešininko, vertą diržo atstovą. Tai kodėlgi ne, visai norėčiau, visada aišku, visų kovotojų tikslas yra diržas ir visai fainai būtų tikrai pasibandyti pasižiūrėti, nes kaip anksčiau kovodavau, yra stilius pasikeitęs mano ir turėtų būti tikrai gerai įdomi kova su Raimondu Krilavičiu. Tai pažiūrėsim, Dovydai, ar tau pavyksta tau iki to vėl auksinio šanso nukeliauti.